Kabitas kamuolys ore, JD Muila neįkrauna iš viršaus. Tas kamuolys kaip greitai viskas keičiasi. Su kamuolį atsikovoja kėliniečiai, pradeda savo pirmąją rungtynių ataką. Čia Tyleris Petersonas įbaldautų taškai. Visus svečių taškus yra surinkęs Novinskas, o čia vėl eina į kontaktą, vėl matom, kad Petersonas sugeba provokuoti varžovų klaidą. Pelno dar bus 4-0 smėgiai, Petersonas perima kamuolį dabar su juo. Vilnius sugrumo balai, nes keista, kad jau matyti. Pusinis naudingumas kitus varžovai prie jo, laisvės čia atsirado kamuolį. Petersonas pataiko iš to. Tavo metimą Petersonas pataiko. Čia nėra pražangos, perimtas kamuolys. Grįžmontas yra apšvarinamas, po varžovo žalos. Kėliniečiai du kartus yra pažeidę taisyklės. Atranda galimybę metimui, 2-2 žaidžia sėkmingai ribos. Kaip kiekvienoje atakoje antroje rungtynių pusėje atrodo žaidžia Kėdainių Nevėžio krepšininkai, tačiau Petersonas Perkinson dabar gauna jį į savo rankas, JD Muila jau yra prieš Slavicko ir tokioje apykoje. Švarba. Petersonas yra nuotolio, 2 taškai. Muila neįkrauna iš viršaus. Perimtas kamuolys, kaip greitai viskas keičiasi. Super skirtumo. Petersonas turi erdvės mesti, meta Petersonas be jokios abejonės ir meta taikliai. Tritaškių dar nėra pataikęs ir super smagią rankelę turintis Trentas Morenas. Atrodo, tik ne per seniausiai Dovis grįžo į Lietuvą rungtyniauti. Dabar jau. Dar vienas ilgas Gargždų ekipos perdavimas. Užtvara, McLaughlin Petersonui, nuo jo atsitraukęs Puljamas. Matome, Rytas daug geriau pradeda rungtynių kėlinukus, bet Nevėžis po truputį grįžta į rungtynes ir dabar vėlgi žaidus. Jonava iš karto gauna greitos atakos galimybę. JD Muila čia dispečeriauja. Valentino puskapis netaiklus, bet Tyleris Petersonas gauna. Dabar jau 2-2 Petersonas su Muilo žaidžia, skrenda. Čia Johnsonas nuo visai kita energija atrodo tiesiog atėjo šitas rungtynės Kėdainių. Šiauliams dabar jokių būdų negalima prasižengti, bet padaro tą Valens. Žengtas po 4 kartus, laikas bėga labai greitai. Tyleris Petersonas žaidžia iki galo. McLaughlino perdavimas Petersonui. Pat Tyleris Petersonas čia. Tyleris Petersonas atakuoja nuo tritaškio klausauto situacijoje. Petersonas. Muilas stato jam užtvarą. Ventura laisvas iš toli. Ir nepataiko Netas Montvila. Petersonas perima kamuolį. Su juo. Girčiūnas. Petersonas gerai, kyšteli ranką. Eina pats iki galo. Švijo savo komandos draugą, norėjo daugiau erdvės. Komandos draugas labai puikiai išsirinko vietą. Šiam nusileidus visiškai pakrepšiu. Petersonas iš vidutinio nuotolio nepataiko baudos metimą. Jis daug tokių epizodų po pirmajame ketvirtyje, kai net su pražanga. Petersonas. Įspūdinga forma demonstruoja Ryto ekipa. Jonavoje žaidęs Mensus labai daug dalykų veikdavo. Dabar judesyje ir nedvėjodamas nė sekundį, nedėdamas kojos ne į vieną neteisingą pusę pelno tašką. Smagu matyti, jog kroatas ją tik gerina ir pasiruošęs yra žaisti naudingai. 3 kėlinio minutės sužaistos. Petersonas. Ties tritaškių gauna kamuolį, ten daug su juo padaryti negali, bet negynybinis neatitikimas ir išnaudoja jį. Petersonas. Perdavimas Muilai, šis labai giliai. O dabar Petersonas. Nugarą pabando pažiūrės prieš Darevičių, atiduoda kamuolį.
daro, jam ten koridorių po krepšiu, tačiau į Trečiame kėlinyje. Džeimso Karniko mes nematėme aikštėje po ilgosios pertraukos. Čia jau yra praktiškai neįmanoma, tad reikės kažkokiais kitais būdais, ko gero, grįžti į rungtynes, pavyzdžiui, dar vienas tritaškis metimas ir dar Piktas iškart nuo pirmos minutės, jeigu jau Rokai pasikė tave tokią žinią, tai savo žaidimą. Svetišas atkomoja kamuolį. Pats jį ir įžaidžia, vėliau tą kamuolį padarė 12. Šiauliečiai suklydo 18 kartų. Užmestas kamuolį. Nevėžio puolimą pratrūko. Petersonas. Jo perdavimas čia į Muilą. Šegua dėl Petersonui šis šįkart dešinė ranka ir Dar viena galimybė kėdainiečiam McLaughlin Petersonui. Petersonas papildomas perdavimas J.D. Muilo. Jo asmeninė pražanga. Petersonas atakuoja Mineikį, žaidžia arčiau krepšio ir į Perkinsas. Muila ten jau norėjo, kad būtų kabinamas kamuolys virš lanko. Petersonas. Kauniečiai renka taškus ir veržiasi į priekį.